Buongiorno, Italija! Mes šiandien sveikiname su jumis iš Pizos ir norėsim parodyti dar vieną kryptį, kur galima būtų nuvažiuoti ilgajam savaitgaliui. Dabar esame Toskanos regione ir pasiruošiam jums parodyti Florenciją, Pizą ir mini atostogas prie jūros Viaggio miestelyje. Visą šią kelionę mes naudosime viešuoju transportu, traukiniais ir autobusais, o dar vienas svarbus faktas, kad šioje kelionėje mes keliaujam ne dviese, o su mano močiute ir Mariaus mama. Ir tuo pačiu norėsim pasidalinti, kiek kainuoja toks ilgasis savaitgalis Italijoje. Mes radom labai pigius skrydžius iš Kauno iki Pizos. 4 nakvynėm, bet 5 pilnom dienom. Mes išvykome 6 ryto iš Kauno ir išskrisime 6 vakaro iš Pizos. Tai labai patogu, nes turime pilnas dienas. Ir pradėkime mūsų kelionę nuo pat pradžių. Nusileidom mes Pizoje ir dabar žygiuojam iki traukinių stoties. Bet pakeliui sustojom kavinukiai, išgėrėm savo pirmąjį kapučiną, kuris kainavo €1,50, tai kainos net ir prie oro uosto labai džiugina. Jo. Aš sakau, neeinam, čia bus po 3 eurus, kaip Lietuvoje. Karolina, užeisiu paklausiu, tai €1,50. Net neklausiau, aš žinojau. O nuo oro uosto iki stoties, čia pusvalandukas pėsčiom kelio ir tada valandą laiko važiuoti iki Florencijos. Traukinys važinėja beveik kas valandą, kas 40 minučių kažkur ir pagal viską turėtų kainuoti 10 eurų. Ir žinau, kad Italijoje verta pirkti traukinių bilietus iš anksto, ne vasaros metu, nes tada jie būna pigesni. Bet mes to nepadarėm. Ir patikrinsim, iš tikrųjų bus pigesni, nes dabar žiūrėjau per internetą, tai 10 eurų kainuoja. Tai vis dėlto čia pirkti bilietus žymiai pigiau, ant 70 centų. Internetu kainuoja 10 eurų, o čia 9,30 ir pas mus yra pensininkė ir jai padarė didžiausią nuolaidą, €1,30 padarė nuolaidą. Tai bilietėlis 8 eurai, bet vis vien šis tas. Jo, ir laukia mūsų dabar valandą laiko kelią per nuostabiausią Italiją. Mūsų traukinio kelionė praėjo labai greitai ir mes jau atvykome į Florenciją. Tik išėję iš stoties mūsų tinka seniausia bažnyčia Florencijoje, Santa Marija Novella, man atrodo pavadinimas. Labai daug žmonių. Nes prie stoties dabar. Prie stoties, o man atrodo, kad čia bus jau visas toks miestas. Aišku, grįšim mes dar rytoj čia. Dabar einam tiesiai į viešbutį. Mums čia iki viešbučio irgi apie pusvalandį. Porą kilometrų. Kol kas tai toks chaosas. Turistų, daug mašinų, daug labai būtent grupių šitų turistų. Neįmanoma netgi praeiti. Kažkoks susitikimo punktas tenais tiesiog ir visos grupės iš ten keliauja. Jo. Reikia kažkaip greičiau visus aplenkti ir eiti ramiau biškį. Iš tikrųjų, mūsų maršrutas eina pro visas lankytinas vietas. Ir dabar mums po kairę didžiausia katedra Florencijos, labai didelė ir ten baisiai daug žmonių. Aš kaip ir sakau, mūsų maršrutas veda pro visas lankytinas vietas. Čia atėjom dabar į seniausią aikštę Florencijoje, dar kitaip vadinama muziejus po atvirum dangumi. Čia baisiai daug skulptūrų, čia Neptūnas, čia Kunigaikštis, ten dar daug labai skulptūrų. Tai iš tikrųjų net nereikia į muziejus vaikščioti.
Mes užsukom į apartamentus, mums leido pasidėti daiktus, greitai nusiėmėm kelnes ir jau išžygiavom į miestą. Ir dabar einam į sodus ir į... apžvalgos aikštelę, didžiulė apžvalgos aikštelė į visą miestą. Ir tuo pačiu ten dar stovės skulptūra. Michelangelo, čia visur tas Michelangelo pridarė su skulptūrų, tai nenorim eiti dabar į patį centrą, nes pats pikas, 12 valanda, baisiausiai daug turistų. Ir karšta, 27 tai tikrai yra. Jo, ant saulės aš sakyčiau gal netgi 30 daugiau. Jo. Bet labai smagu, nes dabar yra birželio 4 diena ir mes atvažiavom į vasarą, nes Lietuvoj dar taip šiemet lėtai išbėgėja. Kai neįpratęs prie tokio karščio, tai žinokit, sunkoka pakilti netgi į tokį nedidelį kalniuką, bet jau atsiveria labai gražus vaizdas. Atkilsim dar aukščiau, kur medžiai tai žymiai lengviau eiti. Mes dabar su Marium kylam į parką, kuris yra vienas romantiškiausių Florencijai. Ir kuriame randasi 350 skirtingų rožių rūšių. Ar tiek mes pamatysim, čia klausimas. Pakilom į aikštę, vaizdas labai gražus ir labai daug kiniečių. Jie turėtų čia būti šiaip tais kokią 5-6 ryto, ką jie daro čia vidurdienį. Jo. Labai daug kiniečių. Neįmanoma net prieiti, kažkiek pavyko, bet jie stumdosi ir visiškai... taip įsibrauna, va taip. Nekirpia visai dėmesio. Ir viduryje aikštė stovi Dovydo skulptūra kopija čia, bronzinė, originalas stovi kažkur kitur. Romai, man atrodo. Ne, stovi čia, man atrodo, muziejų akademijoje. Ir čia netoli turėtų būti sodas didžiausias, irgi eisim tenais. Ne tik gražus vaizdas į senamiestį, bet ir į kalnus. Aš įtariu, kad čia bus Apenynų kalnai, bet tokie žemiai labai apaugę mišku, bet gražu žalia. Nesitikėjau, kad taip anksti ir bus taip viskas žalia. Karolina sako, kad balandį netgi žalia viskas jau. Taip, nu viskas anksčiau žymiai pražysta. Kaip aš ir sakiau, kad nepamatysim šiandien rožių, tiek daug rūšių. Rašosi, kad 26 metais greičiausiai bus atidarytas. Arba kažkur kitur įėjimas. Vis dėlto radom mes rožių parką šitą, atidarytas, nemokamas ir labai daug visur laiptukų. Tai būtinai pasiimkite su savim gerą avalynę. Kol kas nieko įspūdingo, rožės tokios apdryskusios, nei lapų, nei žiedų, arba čia per anksti, ar jau viskas. Nu kaip tau rožių parkas? Nu, biški nuviliantis. Nuviliantis? Bet gal dėl to, kad jau karšta ir nėra tiek rožių. Ir nėra, ir pusiau išdžiūvusios tokios. Taip, ir 350 rūšių čia nekvepia. Nu, aprašymas tai geras. Bet šiaip gražu, panorama, šiaip tai viskas labai gražu. Žinai, atitrūkti biški nuo turistų. Jo, nėra žmonių. Visiškai nėra. Po tokį ilgo pasivaikščiojimo laikasgi pavalgyti ir pažiūrėti Florencijos kainas. Iš pirmo žvilgsnio mane Florencijos kainas nelabai džiugina,
Bet aš radau gerą vietikę, kur picos apie 10 eurų kainuoja, tai turistiniai vietoj manau, kad netiek daug. Tai užsisakėm 2 picas ant 4 ir aperolių. Mums jau atnešė aperolius, ragaujam, tai labai gerai, atvesina. Kokią kainą pasakyk šitas aperolius? Nu čia brangus aperolis, 8 eurų, šiaip turėtų apie 5-6 kainuoti. Mums jau atnešė pizzas, tai net nespėjom nufilmuoti, nes pradėjom valgyti. Tai viena buvo margarita, kainavo berods 7 eurus, o kita vadinosi calzone. Tai mes tikėjomės kažko kito, bet atnešė didelį tokį čeburėką. Tai jinai kainavo apie 10. Tai margarita labai minkšta, su sūriu, skaniai. Traški. Tai kaip įprastai, kas valgot, visiems skanaus, o kas nevalgot? Eikit valgyti. Mes taip stipriai užkandom ir mūsų sąskaita išėjo 43,50 ant 4 su 2 aperoliais. 2 picos, 2 aperoliai ir 1 alus, kiam 3 eurai. Ir jie dar turi kiekvieno žmogaus 1,50 € mokestį. Čia yra už šakutės, ten servetėlės, nu va tas būna. Bet daugoka. Užtat nepaliekam arbatos. O kitose vietose būna 10% arbatpinigių skaičiuoja, tai gal geriau nuo žmogaus mokestį. Nu gal ir jo, ne procentai. Dabar priėjom prie Santa Cruz bazilikos ir nėra čia tos atmosferos. Labai daug tuktukų, muzika kapoja, baisiai daug turistų su grupėmis būtent. Neįmanoma net praeiti ir prie to viso šiandien dar visą aikštę užėmė. Tai visiškai nėra vietos praeiti. Mes jau persikėlėm į mūsų apartamentus, tai mėgstamiausia dalis jų apžvalga. Mes turime sofą lovą, kur miegosime su Mariumi. Ten tualetas dušas klasikinis. Turim svetainę, mini virtuvę, kurios tikiuosi mums neprireiks, nes mes valgysim visą laiką kavinėse. Čia dar klausimas tokiam kainu. Ir dar vienas kambariukas mamai ir močiutei su normalia lova. Už šituos apartamentus 2 naktim mes sumokėjom 400 €, tai gan nepigu, bet mes esam pačiam centriuke. Šiaip ir nemažai kvadratų ir Florencijoje, jeigu pažiūrėsi, tai kainos dvigubai palyginus negu Pizui. Tai galima realiai būtų Pizui išnuomoti ir sutraukę ne už 10 € čia atvažiuoti, pasivaikščioti ir grįžti vėl į Pizą pernakvoti. Aš netgi taip daryčiau gal, negu čia likti 2 naktis. Gracias. Tęsia mūsų kelionę Florencijai ir kaip priklauso, ne tik špricą reikia ragauti, bet ir ledus. Tai užpoliruojam savo pietus ledais. Toks ragelis, pilnas ledų, kainuoja 4 €. Aš mėgstu tokius gaivesnius, tai paėmiau su mango. Aš nežinau, kokius mėgstu, tai paėmiau, man atrodo, sausainių kažkokie. Karamelę aš įturiu sausainių. Tai visai neblogai ir už 4 € nemažai įdėjo, bet galėtų ir pigiau kainuoti. Ne, čia gera kaina. Gera kaina, iš tikrųjų gera. Marius užsuko į tokį muziejaus kiemelį čia pasižiūrėti, o aš ieškojau vandens ir pamačiau tokį aparačiuką, kuris pila net gazuotą nemokamą vandenį. Pirmą kartą geriam nemokamai gazuotą vandenį. Viskas, kas nemokamai, man labai patinka. Tai labai patinka visiems. Jeigu ir jūs norėsit nemokamo gazuoto vandens, užeikit į Antropologijos muziejaus vidinį kiemelį va čia ir rasit. Suradau tokią operatyvo vietą, mes čia sėdėjom, taip skaniai atsigėrėm špriciukų, aliukų ir turėjom nuostabią lėkštę visokių mėsyčių, sūrių. Ir už visą tą skanumyną mes sumokėjom 41 €. Prikimšom pilvus, tai po 10 € žmogui. Tai po 10 € žmogui vakare pasėdėt, tai niekis. Pačiam centre jo. Vilniui, Lietuvoje abejoju. Net kokteilę už 10 nenusipirksi centre.
O dabar mūsų kursas jau yra link namų, nors dabar tik 8 valandas, bet po skrydžio reikia poilsio. Poilsio, jo. O rytoj anksti kelsimės ir eisim visas lankytinas vietas, kurias šiandien praėjom trupučiuką, bet rytoj eisim pabūti ten ilgiau biškį. Ir susimatysim jau rytoj. Mylėkit ir būkit mylimi. Buongiorno! Labas rytas. Sveikinamės iš Italijos, Florencijos ir kaip visą laiką ryte mes keliaujam pusryčiauti. Kavos atsigert su krosanu. Tikiuosi Marius rado, kad ten bus kruasanų toj kavinukiai. Ja. Aš ieškojau, kad būtų kava po €50, €20, o ne po 3,80 arba 4 netgi. Taip, nes jeigu kava 4 eurus kainuoja, tikrai neikit, nes čia yra turistinė vieta. Jo. Reikia tokią vietinę ieškoti. Euras PM kainuotų kapučinas. O iš ryto dar, žinokit, taip pavėsi dar taip šalta. Palauk, į kairę, man atrodo. Tai mano kavinė nieks nepalaikė. Nepatvirtinom. Jo. Einam kitą ieškoti. Karolina rado kažkokią kavinę. Visai gal ir neblogą. Taip, tokia itališka moteris mūsų aptarnauja. Sumuštinukų kainos 3,80, kaip ir priklauso. Ir kruasanų yra, taip, ir pašildo. Kapučinai €5,80. Jo. €80 kapučinai. Einam tada ten. Žiūrėkit, kokie pas mums gražūs kapučinai su tokia putelė. Namų. Mes dar papildomai užsisakėme espreso macchiato, kapučino, o svarbiausia kruasanai, kreminiai, minkštučiai. Tai visiems skanaus, kas valgot, o kas nevalgot, eikit valgyt. Mucho gracias, labai skaniai pavalgėm, labai maloni moteris buvo, ateinu mokėt sąskaitos, mes taip primetėm, galvojom, bus kokių 40 euriukų, 30,60 € ir duodu 50 ir jinai man 20 duoda gražos, aš ieškau centų, sako, no. Na, mes tokie labai laimingi, tai pasitikėkit mano kavinių paieškom, o ne Mariaus. Aš labai nustebau, kad sumokėjom 30 €. Ant 4 žmonių mes tiek kavų prigėrėm, tiek bandelių. 8 kavos, 4 sumuštiniai ir 3 kruasanai. Jeigu kas žinot, pavyzdžiui, Lietuvoje į kofeiną nueiti suvalgyti tiek, tai kainuotų apie 5 €. Ne. Ant 4 žmonių jo 100 kainuotų tikrai. Taip. Kai užeini į kofeiną, pasiemi 2 kavas ir 1 desertuką ant 2, tai jau būna virš 10 būna. Jo. 12 kokių. Tai šitą vietą Marius turi pažymėti ir mes jį rekomenduojam. Tiek puikų aptarnavimą, tiek labai skanų maistą ir kavą. Atėjom prie seniausios aikštės Florencijoje ir kitaip vadinasi šitą aikštę muziejus po atvirum dangumi. Čia stovi Neptūnas didžiausias. Visi nuogaliai tokie Italijai. Taip. Ir ten eisim pasižiūrėti iš arčiau skulptūrų, bandysim suprasti, kas ten pavaizduota. O kol kas rytas, tai biški ramiau, ne taip daug žmonių, biški yra laisvas, tai galima pasivaikščioti. Kai vakar buvom, tai čia praeit nebuvo įmanoma, o į tą vat zoną, kur daug skulptūrų stovi, tai iš vis užeit netgi negalim buvo. Kuris tau patiko labiausiai? Dar nespėjau išnagrinėti. Nespėjai. Tokie muziejai po atviram dangumi man labai patinka. Bet čia detalumas, tai tiesiog tobulas. Labai gražu. Taip ir sakyk, kad patinka nuogi žmonės. Ir visi tokie prisikačialinė. Jo, va čia va šikniuką užsikačialinės vyrukas.
bet čia momentaliai tos grupės ateina, va tai va, buvo tuščia aikštė, bam, ir viskas. Pilna žmonių, nes šitoje aikštėje dar stovi vieni iš seniausių rūmų, irgi smagu, kad atviras įėjimas. Mes vaikštom ir žiūrim šitą skulptūrą su Karolina ir bandom suprasti, kas ten pavaizduota. Tai čia pavaizduotas žmogus liūtas, kuris valgė... Savo žmonos galvą. Ten vyro galva, norėjau sakyti, Dzeuso kokią. Ne, žiūrėk, čia... Viršuj. Jo, vyriškas, su barzda rimtai. Bet taip tai iš tikrųjų sunku suprasti, ką norėjo pavaizduoti menininkai. Bet dažniausiai beveik ant kiekviena skulptūra vaizduoja... Nuogą ir atvirą kūną. Einam dabar link katedros ir man asmeniškai nepatinka, kai pagrindiniai aikštėj stovi karuselė tokia. Bet noriu užginti, nes jinai tokia yra pritaikyta pagal spalvas, nėra ta ryški, tokia šlikšti, o jinai tokia auksinė, taip į interjerą dar, sakyčiau, įsipaišo. Ir jinai tik viena, o ne karuselių parkai. Nu taip, gerai, kad viena. Ir pasivažinėjimas vaikam kainuoja 5 eurai, nežinau, minutė čia gal. Priėjom prie katedros, aš iš toli jau matau, kad didžiulė eilė. Ir pagal viską šiaip turėtų būti nemokamai. Oi, matei didžiulę eilę, tai jinai dar užsisuka už pastato. Jo, labai didelė. Valandą laukti reikėjo. Mes biškį pavėlavom, jo? Na, bet kažkur kitur suspėjom. Kažkur kitur suspėjom, jo. Bet vat antrą kartą atėjom, ar jau trečią kartą prie katedros, tai katedra atrodo įspūdingai. Labai gražiai. Ir iš nuotraukų jinai, žinai, atrodė tokia mažytė, bet prieini prie jos čia didžiulis pastatas ir šalia yra dar bokštas, didžiausias, ir pakilti į jį kainuoja 20 eurų. Tokia kito lygio architektūra. Florencijoje yra populiaru langeliai su vynu, ateinat, paskambinat varpelę ar pastuksenat ir jums duoda vyno taurę. Bet tai yra labai išpopuliarintas daiktas, tai vyno taurė gali kainuoti 10 eurų, o jo vertė gali būti labai prasta. Priėjom prie dar vienos bažnyčios, čia jau netokia eilė kaip prie katedros, irgi mokamas įėjimas. Nors ir priekinio fasado nėra, bet rašosi, kad viduj labai gražu. Tai netgi galvojam, kad vertėtų užeit, tuoj pasižiūrėsim. Mes vis dėlto buvom užėję į bažnyčią, tai pati bažnyčia tokia skurdoka, galėčiau sakyti, tokia paprasta, nėra labai daug visokiausių skulptūrų, bet galima buvo nusileisti į apačią ir ten aliai Rusy pasivaikščiot, tai ten jau biškį įdomiau. Ir manau, už 9 eurus vertėjo nueit, bet jeigu būtų kokių 20 eurų, tai tikrai neverta. O mes su močiute neėjom, nes mes tiek Romoje apsilankėm nemokamų bažnyčių, tai mes geriau nuėjom į turgų, nuėjom į maisto turgų, paragavom triufelių, tai mūsų patirtis buvo gal net geresnė. Ne.
Einam dabar prie dar vienos bažnyčios. Gal jau nemokama? Ne, nėra nemokamų čia bažnyčių. Čia tau ne Roma. Romoje tik kur eini, kur užsuksi vien bažnyčią. Jo. Priėjom dabar prie vienos seniausių bažnyčių Florencijoje, Santa Marija Novella, jeigu teisingai pasakiau, bet ne tiek mūsų domina šitą bažnyčią, bet šalia jos yra viena iš seniausių pasaulyje vaistinių, kuri iki šiol dar veikia ir ten sakoma, kad užeisi kaip į muziejų. O įėjimas į bažnyčią kainuoja 7,50. Aš už 7,50 geriau špricą nusipirksiu. Ach, tai žulikas. Noriu pabrėžti tai, kad Florencijoje benamių iš tiesų yra, bet ne tiek daug. Nes kai vaikštom Romoje kokioje, tai ten kas antras žingsnis, o čia va vienas savo po stulpeliu guli, čilina, skaito laikraštuką. O ne gyvenimas, saulė šviečia. Jo, nėra daug. Dar kelis mačiau ten prie stoties su šunimis, čia yra populiaru šunį paimti, laikyti ir prašyti ali maisto šuniui. Žmonės vis tiek turi tą silpnybę gyvūnams, lengviau išprašyti pinigų. Prieinam prie seniausias vaistinės, iš išorės atrodo visai įdomiai. Pažiūrėsim, kaip viduje atrodo. Toks įėjimas gražus. Šiaip prašysi, kad turistai praeina nepastebėję šitos vaistinės, bet turistų tikrai nemažai. Ir čia pardavinėja šiaip muilą, perfumeriją, kažkokios tradicinius vaistus, eliksyrus, bet nieko ypatingo, tik labai gražus interjeras. Florencijoje vaikštant po miestą yra labai smagu matyti perdarytus kelio ženklus, kurie yra pavaizduoti žmogeliukų pavidalų, kurie apsikabina, šoka, ten praryja tą ženklą, dar kažką. Juokingi, jo. Tai labai faini. Ja, pas mus tai draudžiama, nes neatitinka kiek taisyklėm ir taip toliau. Tai čia biški daugiau atsipalaidavę. Tai faina vaikščioti. Jau nemažai kilometrų prisukom. Vakar mes prisukom 20 kilometrų, o šiandien jau apie 10 kilometrų. Ir dar laukia, manau, tiek pat. Tai kadangi keliaujam ne tik dviese, reikia daugiau sustojimo stotelių poilsiui. Tai reiškia, kad valgysim žymiai daugiau. Radau tokią itališką vietą, kad čia šurmulys, jūs turbūt girdit. Tai mus net pasodino prie kitų žmonių prie staliuko, nes čia net lauke eilutė stovėjo, bet maisto kainos yra labai džiuginančios. Makaronai 5,30 kainuoja ir žinoma mes užsisakėm vynelio. Visi punktai turi būti išpildyti Italijoje, tai valgysim dabar makaronus. Tagliatelle con miso e 2 spaghetti. Un ecco sanciso che top. Cheese, yes. Mums jau atnešė makaronus, tai užsisakėm po skirtingus, pas mane spagečiai, pas Marių taip vadinasi, ragų man atrodo kažkaip, bet abu su mėsa, ragausim, atrodo gerai. O jeigu italai sugadins dar makaronus, tai išvis. Negali vaikų. Makaronus vilkų sugadins. Tai skanaus, kas valgo, kas nevalgo. Eikit valgyti. Jeigu žinot, kaip italai žiūri į amerikano kavą, tai jiems nepakyla rankos maišyti espreso su vandeniu, tai jie atneša tiesiog atskirai vandenį ir pats turi įpilti į espreso vandens, kiek nori jo. Bet būdami Italijoje geriau ne amerikano gerkit, o espresiukus arba espresso macchiato. Išėjom laimingi, sotus ir sumokėjom už viską visai nedaug. 36 euriukus ir aš iš pradžių nustebau, galvoju, ką čia priskaičiavo, sakau, kiek čia tas vynas kainavo. Tai vynas kainavo 3 eurus už pusę litro, o kiti keli priskaičiuoti eurai, tai buvo aptarnavimo mokestis. Už 4 asmenys 7 eurus priskaičiavo už aptarnavimą.
Jeigu Lietuvoje tiek išleistume, tai iš visą laik miestą valgytume. Jo. Galima būtų namie negaminti. Ir dar prie to viso vyną gerti kiekvieną dieną, po pusę litro. Kur minėjau apie vynų langelius, tai mes atėjome prie vieno iš populiariausių restorano Babai langelio. Ir čia gėrimai kainuoja apie 9-8 eurus. Įdomi patirtis, bet kartais susidaro eilutė ir čia jau laukia apie 7 žmonės. Smagu pažiūrėti iš šono, bet nereikia vesti tos mados. Geriau išsirinkite jaukę smagią kavinukę ir išgerkite ten špriciuko ar vynelių po 5 eurus, o ne po 10. Jo. Čia tas instagraminės tas vietas, tai visiškai nevertus. Aš mačiau, netgi, žinok, vynas išpiltas buvo taip, nieks negėrė. Jeigu Instagram'e įvesite Florenciją, tai kas antras reelsas video bus su langeliais, kur pasiema, gražiai geria. Taip toliau, jo. Priėjom dabar prie pačio žemiausio arkinio tilto Florencijoje, o netgi Italijoje šitariu. Vienas iš seniausių tiltų, pastatytas, man atrodo, kad kokiam 13 amžiuje ir realiai per Antrą pasaulinį karą jo vienintelio nenugriovė, visus kitus tiltus nugriovė, o šitą paliko. Hitleriui pats gražiausias buvo tiltas ir jisai liepė jį palikti ir tik nugriauti iš šonų pastatus, kad nieks negalėtų įvažiuoti. Tai kol kas mes matom jį iš šono ir nueisim to iš arčiau pažiūrėti. Ir įdomu pažiūrėti, ar ten kažkas gyvena. Nieks ten negyvena, ten yra kaip turgus, kaip turgus, parduoda kažką, suvenyrus ir baisi daug turistų netgi iš čia matau. Jo, ten matosi tarpas, tokia eilė jų stovi. Jo. Eisim palaikyti eilę turistų. Jau prieinam prie šito žemaus tilto ir čia baisiausiai daug žmonių. Marius jau nervingas. Bet dar daugiau yra parduotuvyčių. Šito su auksu, ten su sidabru, su visokiausiais žaisliukais iš AliExpress. Tai man nelabai patinka. Ne tai, kad nelabai, jam visai čia nepatinka. Aš manau, kad netgi nevertėjo čia eiti. Gerai buvo pažiūrėti iš šono į šitą tiltą. O čia kaip į turgų atėjau, Turkijai kažkur, žinai. Atsiminė, Stambulė buvom turgui, aukso. Labai greitai iš ten išėjom. Bet labai panašus jausmas, žinai. Ištrukom iš tos gatvelės, kur baisiai daug žmonių. Kaip aš sakau, miestą reikia pamatyti 2 kartus. Pirmą kartą atvažiuoji, pamatai visas lankytinas vietas. Antrą kartą atvažiuoji, jų vengi ir mėgaujies itališką atmosferą. Jo. Dabar jau bandom ieškoti tokių gatvelių, kur visiškai nėra turistų, bet aš galiu pasakyti, kad beveik neįmanoma tokių rasti. Labai daug turistų, pati pradžia sezono ir jeigu surandat kažkokią gatvelę, kur nėra turistų, tai jinai bus va tokia. Daug šiukšlių. Nebūtinai, tiesiog užtaikėm į tokią. Užtaikėm tokią, jo, bet čia nėra už to turistų. Gal va čia išeini iš jos ir aš žmonių pilna. Mes atėjome aperatyvo ir pasiėmėm neklasikinius Italijai špriciukus, tai pas mane bus Hugo, o pas Marių limoncello, nes klasikiniai špricai yra aperolis ir kamparis. O aš nežinau nei vieno, nes aš kokteilių nemėgėjęs šiaip, bet paragausiu. Jeigu Mariui nepatiks, tai nuo to man tik geriau. Nuo to Karolinai tik pagerės. Ir mes sėdim tokioj visai jaukioj gatveliai, prie mažų staliukų ir mūsų padavėjas, nežinau kaip čia galima įvardinti. Greičiausiai šeimininkas. Gal net greičiausiai šeimininkas, jis lietuviškai su mumis pasisveikina, sako labas vakaras, ar žinot Augustas ir Barbora kavinę, nes jis tenais tiekia vynus. Va, kokį faktą sužinojom. Greičiausiai, kad mes esame iš Vilniaus ir jisai žino, kur Vilnius ir buvo tenais, dėl to mums atnešė užkandukų. Aš juos labai mėgstu. Traškus tokie labai skanūs. Ir dar šilti, žinau. Ar man taip atrodo?
Paskutinis vakaras Florencijoje ir mes atėjom valgyti į restoraną jau ne taip pigiai kaip visą laiką. Tai užsisakėm mesų, nes Florencija garsėja savo mesomis. Aš biškį išsiskyriau iš minios ir užsisakiau lazaniją. Tai skanaus, kas valgo, to kas nevalgo, tai eikit valgyt. Dar prie to pasiėmėm vyno. Florencija garsėja būtent jautiena, steikiais, bet mes šį kartą valgysim šonkauliukus ir jautienos troškinys. Ir dar desertui nusprendėme užsisakyti vieną tiramisu ant 4, tai paragausim, ką mums siūlo Florencija. Minkštas kremas. Kakavo. Švelniai, bet kakavos miteliai sukuteno gerklę. Šio vakaro sąskaitėlė užaugo iki 77 euriukų. Sako, kad tiramisu buvo nevertas, tai iš tiesų ne pats geriausias itališkas tiramisu, bet pagrindiniai patiekalai buvo labai geri. Jo, bet padavėjai tokie keisti, aišku, daug pasitikėjimo nesuteikiantis. Bet labai malonus, išeidamas mums pamojavo pro langelį, net tai nėra blogai, ne. Bet iš pradžių užėjom, buvo tuštoka tokia ir aš taip galvoju, bus nelabai, bet visai nieko. Kodėl buvo tuštoka, nes dar buvo gal po 6? Jo. Tai dėl to dar žmonių nebuvo tiek susirinkę, o išeinant jau buvo pilnas restoranėlis. Didžiausia mūsų sąskaita, aš manau, šitoj kelioniai. 70. Jo. Tai ką, bičiuliai, susimatysim jau rytoj ir mūsų laukia ilgiausia kelionė iš Florencijos iki Pizos, valandą laiko su traukiniu ir susimatysim jau rytoj. Mylėkit ir būkit mylimi. Iki.